Kaip sukurti linijinę diagramą, kai yra vaizduojami dviejų tipų duomenys vienoje diagramoje? Spaudžiame viršutinėme meniu punkte įterpimas, pasirenkam diagramą, tada išsirenkam tipą linijinė diagrama, pasirenkam patinkamą potinklį, spaudžiame pirmin. Duomenų diapazonas, paspaudžiame šitą mygtuką, pažymime pirmojo tipo duomenų reikšmes, baigę žymėti spaudžiame šitą mygtuką, tada einam į antrą auselę, kuri vadinasi serija, parašom pirmos duomenų tipų serijos pavadinimą, spaudžiame mygtuką pridėti kairioji pelės mygtuku, paspaudžiame vieną kartą kairioji pelės mygtuku ant laukelio pavadinimas, parašome antro tipo duomenų pavadinimą. Tada laukelyje reikšmės spaudžiame šitą mygtuką, pažymime antro tipo duomenų reikšmių stulpelį arba eilutę, spaudžiame šitą mygtuką, kai baigime žymėti. Dviejų tipų duomenys linijinėje diagramoje, matote, jau yra vaizduojami. Spaudžiame pirmin, auselių reikšmės jau yra aptartos, aiškinant, kaip susikurti diagramą, kai yra vaizduojamas vienas duomuo, spaudžiame baigti.